Tai trumpas rungtynių komentaras. Na va, pirmą kartą nieko gero pasakyti neturiu. Turėjom progą patys nuspręsti savo vietą išsirinkti. Pirtys kažkur šmėžavo, prieš akį galėjom linksmai praleisti laiką, bet ir tai nebuvo žmonėms kažkoks tai, reiškia, siekiamybė netapo. Komanda išėjo, bet nieko nesukūrėm. Aišku, biški neturėjom pagrindinių dviejų savo puolėjų. Šiandien su sąstatu, bet taip nieko nesukūrėm, kad net nėra apie ką ir kalbėti. Jie buvo stipresni, kaip mėgėjams labai neblogas futbolas, labai neblogi kokie 3 žaidėjai, kurie ir padarė viską. Mūsų, kaip visada, labai daug klaidų, nereikalinga raudona kortelė, geltona, dabar į ketvirtfinalio pirmas rungtynes išeinam be 2 svarbių žaidėjų. Sulošėm kvailai, todėl nors ir patekom, o džiaugsmo nedaug po šitų rungtynių. Sakykit, ką kalbėjo žaidėjas gavęs raudoną kortelę? Dėl ko tai pasielgė? Žinot, paskui jie antram kėlinį ir šiaip per visą žaidimą ganėtinai daug presingavo į korpusą žmonės, į kojas. Ta prasme, kad lošia, viskas ten smulkių baudelių labai daug buvo. Ir po truputį išvedė iš savęs. Ir aš manau, ta raudona kortelė, aišku, jinai tikriausiai teisingai parodyta, kadangi tas prieš tai buvo nukritimas ir po to tiesiog kažkoks tai toks smulkus kerštelis, kurį teisėjas pastebėjo. Šito neturėtų būti, aišku, futbole. Jūs to neteisinat? Ne, jokių būdų. Ačiū.